Dabar pasimokysime apie switch statementą. Switch statementui yra reikalinga turėti statusą. Tai mes šiuo atveju nusirodom savo statusą failed, taip pat nusirodome case. Case atveju mes nurodome, kaip tikrins mūsų statusą. Tai bus ar equal to success, ar equal kita reikšmė. Galima pasirinkti contains, does not contain, ar kokia tik mums atitinka palei esamą situaciją. Viską išsaugojame ir tada pasileidžiam robotą. Šiuo atveju mes uždėjom savo pirminį statusą fail ir mūsų case eina iki fail. Patikrinus fail mes gaunam pagrindinę reikšmę failed ir matom, mūsų galutinis rezultatas yra failed. Jeigu šituo atveju pakeisim savo statusą į success, matysime, kad galutiniu variantu yra išspausdinama kita reikšmė. Taip, šituo atveju mūsų statusas atėjo iki vietos switch, pasitikrino, kad atitinka į success ir išprintina galutinę reikšmę successful.